This is going to be a little bit deep, so I'm going to do the steady 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shit. So look at that. That didn't go according to plan. Tai šiandien apie tai, kaip Teris mane gelbėjo. Jeigu su Nemo yra 2 mygtukai treniruotėse arba blogai arba gerai, tai su Teriu visada šitie 2 mygtukai yra viename. Jau apšilimo metu pajutau, kad kažkas šiandien ne taip, kad sunkiai man sekasi išsiprašyti Terio ir jam paaiškinti, ko aš iš jo noriu. Tačiau kartais taip jau būna, kad pradžia turi būti tragiška ir tada po truputį įsivažiuoji. Štai čia pavyzdžiui mes šviesos greičiu lekėme į Medą, nes Meda pasakė bėgti į ją. Tiesiai į mane jok. Į mane. O šiaip po truputį su Teriu jau bandome eiti į aukštesnius aukščius, aišku, kaip matote, ne visada viskas sekasi taip gerai, kaip norėtųsi, bet mes po truputį niekur neskubant įsivažiuojam. Tuomet pazovadavome, Teris jau šiek tiek atsipalaiduoti pradėjo, įsijungėme į ritmą ir pagaliau supratome, ką mes čia šiandien darom. Na bent jau aš taip maniau, pasirodo po to, kad nelabai supratom. Na ir į kitą pusę Teris jau visiškai atsipalaidavo, gavo šiek tiek pavaduko, tuomet pasidarėme sofatos paplatinimą ir atėjo eilė šokti. Pirmas šuolis, pirmas blynas. Teris jau gerus pusę metų tikrai nestojo prieš kliūtis ir kad jis šitaip padarė, man buvo šokas ir teko gelbėtis iš situacijos. Bet tuomet drąsiai užėjom 3 kliūtelę, na ir toliau antrą sykį viską pakartojom, kad užtvirtinti ir suprasti, jog nieko nėra baisaus čia. Ir tuomet jau buvo žymiai geriau, bet dabar žiūrėkit, bus antras blynas stojaus. Na žinokit, aš tikrai neslėpsiu, ne visada viskas sekasi taip, kaip norėtųsi. Bet taip pabūna. Truputėlį aukštesnis maršrutukas, irgi visiškai tas pats. Čia ramiai Teris jau gražiai susitvarkė tempą ir tuomet vėl į 3 kliūtelę bandėm eiti. Na ir čia bus jau 3 blynas, bet žiūrėkit šį kartą bent jau su kojos keitimu. Jau pažanga. Ir vėl užėjome antrą sykį šį maršrutuką, na ir bandėme susitvarkyti 3 kliūtį. Dabar jau vėl bus toks blynelis šioks toks, bet jau geriau, jau Teris atsargiau šoka ir reikia už tai jį būtinai pagirti, nes jis yra tikras šaunuolis. Ir tuomet pakilo maršrutukas iki 80 cm, nepykit, kad vadinu maršrutu, čia yra šiaip junginys tiesiog kliūčių, bet atėjome dar sykį tą 3 kliūtelę ir jau Teris tikras šaunuolis gražiai užėjo, na ir mes keliame kliūtis tolyn aukštyn. Džiugu matyti, kad Teris noriai šoka aukštesnius aukščius, ypač va šitą 1,5 m lygiai greitį labai gražiai peršoka ir čia buvo bet nieko, Teris šaunuolis, susitvarkėm, ištraukė jisai mane. Ir po treniruotės leidau Teriui visą gazą išleisti, pilnai kaip jam tik patinka, fainas kojų keitimas, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose realybės video.